Kviečiam visus kaimiečius ir miestiečius iš Šnekučio baro. Manau, ne vienam iš jūsų teko matyti šį linksmą senuką kviečiantį užsukti iš Šnekučio barą. Tad vieną kartą viešėdamas Vilniuje užsukau ten ir aš. Kiek apsižvalgęs po barą, nepuoliau iš karto vartyti meniu, o pirmą, ką sugalvojau padaryti, tai suskaičiuoti ten suklijuotus lipdukus. Ir patikėkit manim, ties 1000 tas noras dingo. Dideliam mano liūdėsiui patį poną Šnekutį pavyko pamatyti tik tai nuotraukoje. Į sveikatą. Į sveikatų tai į sveikatų. Ta diena alaus su keptos duonos salotomis ragavau ir aš. Labai mėgstu silkę, o jeigu ji dar patiekiama su tokia užkepta daržovių kepurė, tai iš viso bomba. Kaip pas močiutę kaime, mano mėgstamą posakį pasakė draugas, valgęs agurkinę sriubą. Pauostą, nufotografuoji, tada atsargiai valgo. Žinokit, biškį nesupratau, iš kur tas Šnekutis žinojo, ką aš darysiu, kai padavėjai atneš man cepeliną. Daugiau malonumo patyriau filmuodamas cepeliną, nei jį valgydamas, nes cepelino tarkis buvo kiek per sausas. Bet jis buvo bent perpus pigesnis nei pas mano kūmą Karmėlavui. O bulviniai vėdarai yra mano pats skaniausias patiekalas, o Šnekutę valgytus aš vertinu aukščiausių balų. Tad galiu drąsiai rekomenduoti jums visiems barą Šnekutis. Jeigu Šnekučio pačio ir nesutiksite, bet tikrai skaniai pavalgysit.